Pasaulis be tėvynės tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę, turi išmokti ramiai susikaupti savyje. Tik tuomet sieloje tyliai suskambės. Tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima. Sestrika pereis. O šiaip tai, jeigu rimtai, čia idėja yra tokia, reiškia, mes čia supažindinom mus čia su ta visa istorija ir karalienė Luizė. Taip. Tai man įstrigo jos toks, reiškia, ištrauka iš laiško, kada čia šalta ir čia nežydi našlaitė. Tai čia dabar bus, reiškia, kelios našlaitės. Kurios nežydi. O šitos, kur su skylėm, tai jos nežydi, kurių nerado Luiza. Čia aš juos prigąsdinu. Lygtai eskiziškai padaryta, lygtai iš eskizų albumo, kelionio albumo. Tai... Vardas ir sunku ją atgaminti jo. Jūs nupiešti. Stop. Kad sustingus stovėti, nes detalės. Ačiū jau, ne. Čia manau. Svarbiausia, kad pajauninti. Parodyk. Panašu. Nu, laiku. Labai pagrindama. Iš karto dūšį įlendi nupaišą. Rodyk šalia savęs. Tai nieks neįsiganda, reiškia. Bet nieks nieko nesako. Kartais paėmė nuotraukas, nežinau, kuris reikia pačiūti. Šo. O, ne, tai labai gražu. Nu tiesiog, atsiprašau, kad čia mes taip žaidžiam. Svarbiausia, kad skylių neliktų nužiūrėjai. Velniukas. Kažkas musulmonas. Nu, laukiam. Mes jūsų dėja negalim, tik tai jiems. Ir bylą. Menininkės Audronė Borevičienė, kuri turi tokią unikalią technologiją tapybos ant šilko. Sigutė Ach, iliustratorė, ir
ir keramikė, ir visokių kitokių menų mokėtojai ir žinovė. Taigi vadžios joms į rankas. Jos dabar čia vesta vakarėlį mūsų. Jos turbūt atiduos ne tik savo mokslo ir mokėjimų žinių, bet ir savo širdies dalelę jums visiems. Tai šiam stebuklingam vakare aš tikiuosi, kad atrodys, kad tik ir niekur nėra šitoje aplinkoje ir paveikslai skambės garsiau negu mes. Ar galiu tikėtis tokio dalyko? Nes kadangi jūs vis dėlto dabar prisiliesite labai mažų teptukų prie labai mažo lapelio, o galbūt norėsite išreikšti labai didelius jausmus. Ir kartais tai dideli jausmai išsigąsta, nekalba, jie trykšta, taškosi, gestikuliuoja, o dabar mes ankštai vienas prie kito sėdime, taigi labai susikaupia, nes jie nekalba apie labai subtilų dalyką. Tai vadinasi impulsas. Kas yra iš tikrųjų impulsas? Tai yra tada, kai padarai dar net nepagalvojęs. Toks yra visas mano menas, net ir ši knygelė yra tik tai iš impulsų vaisių. Ir visos šitos vardėmelės yra gimę tokių būdų, kurių mes dabar taip pat ir dirbsime. Tiek spalvotas, tiek baltas. Sudrėkinote, įgėrė dažą šiek tiek ir bet kurią spalvą. Galima raudoną, galima tą raudoną šiek tiek praskiesti lašeliu vandens. Aš renkuosi štai tik raudoną. Ir jau dalis dėmelės liejasi, kaip pastebite. Nu ir tada, netgi kartais galima kištelti neblogus teptuko į mėlyną. Ir pavyzdžiui, iš kito pakraštėlio paleidžiu mėlyną. Buvo, kadangi šiek tiek raudonos, matot, jinai po to susimaišė tapo violetišką. Ir dabar jau, tarkim, aš noriu geltonos, tai aš turiu naudoti servetėlę. Leidžiu geltonos spalvos ir gal šiek tiek brūkšteliu per raudoną. Matot, kaip gražiai praskėdė. Arba į mėlyną ir žalią. Ir mano dėmelė jau baigta. Dedu į šoną ir imuosi kito lapelio. Ir taip, kol neatsibos arba kol nesibaigs. Tiesiog laisvai lieskit, vat ant šiurkštės. Jo, ant šiurkštesnės pusės. Ant šiurkštesnės. Ir drąsiai užmerkit teptuką ir paleiskit dėmelę. Bet čia bus dar 2 brūkšniai ir dėmelė bus baigta. Ir imkitės kito lapelio. Lapelio, kaip manot, pilna dėžė. Bet jeigu galima, šį pusvalandį skirkit Sigutei Ach. Ir tiesiog padarykit, ką prašau. Gerai, šitą padėkit į šoną, jūs jį visada pabaigsit, kai norėsit. Ir dėmelę centre ir kaip galima didesnės paraštės. Sutarta? Jau beveik sustok. Ten tik porą dar taškiukų. Gerai? Nieko nepieškit. Nei žmogeliukų, nei namų. Svarbu labai piešti nieko. Jo. Labai svarbu, kad būtų nupiešta tik kažkas neaišku kas. O, labai graži dėmė, labai kontrastinga. Šitas gražiausias. Kažką pakeisti. Tada aš dar nesipaužinau. Ir aš gal papasakosiu keletą pasakų tą draugą apie save, nes ne vieną kartą matėme, kad debesis panašus viena, nes žiūrint jau į saulėlydį, tai visi ką nors mato. O dabar įsivaizduokit, kad jūs tą saulėlydį patys sukūrėte ir turite jį ant savo mažo lapelio. Tik tai tiek, kad gal dangaus vartyti negalite, o lapelį dar galite ir vartyti. Galit, pavyzdžiui, šitaip matyti drugelį su mėlynu raudonu sparnu, šitaip galite matyti kokį nors žmogų raudonų veidų mėlyną kepurę, šitaip matyti kokį nors, nežinau, gal mėlyną pievą, geltoną dangų. Ir tada pamatysite tą sąmonės žaislą, kaip mes prisirišam prie savo pamatyto vaizdo. O ši knygelė gimė žaidžiant būtent taip. Galiu parodyti tipišką dėmelę, dabar jau jūs žinot, kaip jinai atsirado. Buvo raudona išlieta, po to geltona, čia nubėgo. Augo mažytė gėlė. Ją lankė tik vėjas, nes vėjo pilna visur. Bet jūs jas visas išsinešite namo. Ir galbūt ir su šeiminykščiais, su vaikais aptarinėsite, kas čia. Tai ar žalias vakaras, ar žaliavantis. O gal žalias vakaras, o gal medžio lapas. Teisingai, aš irgi matau ir tiksliai va čia va taip nosis. Gražus toks romantiškas nosis. Čia kepurė, čia nosis, čia toks kolūkėtis, Įdomus gyvenimas, yra daug variantų. Vienu metu
Taip, ir žmonės iš Japonijos kažkas. Aha, čia labai su ševeliūra pampuoja. A jo, iš čia viena galva. Reikalingas rezervas tam, kad labai gražiai pademonstruos, tam, kad pavyzdžiui, čia yra kontūras, rezervas vadinamas, reikalingas tam, kad tiesiog nusipiešus piešinį tikslų, jį gautum tokį, kokį nori. Na ir jums, ko gero, ir pati pirmoji užduotis bus nusipiešti ant jūsų savo šilko apvalių šilkiukų kokį nors piešinį iš karto su rezervu. Pasiimkite šitą kontūrinį dažą, jisai gražiai nusimauna ir reikia iš karto piešti, nes iš karto jisai bėga. Šiučiut spaudžiant jūs piešite. Na ir tiesiog paprasčiausiai reikės mums greitai su fenu nudžiovinti tam, kad, pavyzdžiui, turi tas rezervas nudžiūti. Kai nudžiūsta, tai mes galėsime tapyti. Pasistengti taip nupiešti, kad jeigu norite, pavyzdžiui, kad tas dažas nepereitų kitą dažą, valateliai ir juos gražiai apvedžioti, gražiai, rutuliukas, viskas tam, kad paskui jisai neišskystų ir neišeitų jums į foną. Kurie taip pat tinka ant šilko, bet jie yra tiršti ir juos reikia skiesti su vandeniu. Bet jeigu ant jos užlašini taškelį vandens, jisai plečia, taip? Jūs nebijokite, kad pavyzdžiui, nedarykit vienos spalvos. Pasistengkite taip pat, kaip Sigutė mokino, iš vienos pusės, iš kitos pusės ir jos susilieja ir vėl gaunasi kita spalva. Mišinukus pusikaipavo, taip ir čia, tiesiog galite taip pat tuos spalvas stengtis vieną su kita. Taip pat. Taip ir mano širdis, kad esi įsigieda, kaip ištroškusi elnė, uodžia upelio, taip ir mano širdis, kad esi įsigieda. Medų, kaip man su minia, tekdavo eiti žygiuoti į Dievo buveinę. Aplinkui balsams, būrį iškilmingam džiaugsmo. Aidint aplinkui balsams, kaip ištroškusi elnė, uodžia upelio, taip ir mano širdis, tavęs ilgisi Dieve. Kaip ištroškusi elnė, uodžia upelio, taip ir mano širdis, tavęs ilgisi Dieve. Šiandien vėl gražus renginys ir graži mūsų šventė.
Atidarom šiandien parodą, kurioje atsiskleidžia mūsų pačių talentas kurti. Vydūnas yra sakęs, kad žmogus nėra toks gražus, niekuomet koks jis yra kurdamas. Taip pat mes turėjom progos pabendrauti su dailininkais, o vakar buvo tokia kaip ir mokykla. Tai jau labai kūrybinis pabendravimas buvo ir jisai davė tokių ryškių kūrybos vaisių, kuriuos šiandien mes čia ir matome. Nu, su kitu dailininku vėl kitoks vaisius. Turim savo portretus, šaržus. Pamatėm save tokius, kokius pamatė šitas dailininkas savo pastabe akimi ir kaip jis mus perteikė savo šmaikščią plunksną. Na, o žinoma, paprasčiausia tą parodą galima pasakyti, kad atidaryta, žiūrėkit ir žiūrėdami gerėkitės. Bet yra parodos organizatoriai truputį kitaip sumanę ir ta paroda nebus vien tik taip. Dailininkai čia dalyvavusiai šios parodos jau dalyviai bus apdovanojami prizais, bet ne visi. Bus 3 pirmosios vietos, vertinimo komisija ar balsų skaičiavimo komisija ir ta komisija jau paskelbs rezultatą. Tai va, dabar jeigu kas norėtų dar tarti žodelį, tai kvieščiau. Kiek išgirdom iš kalbų, tai buvo tik 2 žmonės pakviesti į šitą renginį, bet mes va tokie kuklų žmonės paėmėm ir nuėjom visas būrys. Ir niekas mūsų neišdrįso iš ten išvaryti, o maloniai priėmė, netgi visi susispaudėm, susėdome ir buvome apdovanoti visų pirma 2 maloniais susitikimai su dailininkėm, su Gutech ir Audronė Vorevičiai, kuri mokė mus piešti ant šilko, technologiją visą išdėstė. Tai va, ir taip sakant, per vieną renginį mes 2 gavome pamokas, toks tai retas dalykas, nes tai visiškai skirtingi žmonės, visiškai skirtingai dirbantis ir turintis asmeninį patyrimą didelį. Buvo dėstoma metodika, kaip Sigutė kūrė savo pasakas. Ir 2 etapais jinai tai parodė. Rodė, kaip reikia užlieti vandenį, kaip uždėti spalvas ir po to žiūrėti paveikslėlį. Spontaniškai, nepiešinti figūryčių nieko, tik spalvelės kelias parinkus. Ir po to tą paveikslėlį vartyti įvairiom pusėm ir kažką pamatyti. O pamačius dar sykį atversti ir dar sykį pamatyti. Tai va būtent tai, ką mes pamatėm tuose savo paveikslėliuose, mes ir pavaizdavom. O šilkografija, tai čia iš viso buvo mažai kas ryžosi tai daryti, nes tai čia toks sudėtingas darbas ir labai kruopštus. Kiekvieną klaidelį iš karto matosi ant darbo, bet čia klaidų nėra. O Indulis mūsų mažiausias dalyvis, tai buvo net pastebėtas ir asmeniškai išskirtas. Bangelės padarytos, tai raudonas su mėlynu jau nesimaišo. Bet jeigu klaidelę padarai, čia tai pas mus nėra klaidų, iki galo tą liniją nenubrėži, tai tas raudonas nueina į mėlyną ir tai vietoj gali žalias kažkoks tai būti dėmė kažkokia. Tai va. Ir po to, reiškia, su fenu eiliai laukti reikia, laukiam džiovinti. Kol yra neišdžiovinta, negalima spalvinti. Tai va, kai išdžiūsta tas, kur, reiškia, kontūrus nupiešim, po to jau reikia sėsti vėl už stalo. Ir tada su teptuku paletėje maišyti dažus. Irgi pabandžiau paėmus vieną popieriuko lapelį, irgi reiškia patepti švariu vandeniu ir uždėti keletą spalvų, o tada jau ant šlapivės liejasi. Ir reikia matyti, kas čia išėjo. Tai vartaliojant tą, tai man čia ir iš vienos pusės lyg ir vulkano išsiveržimas ir paskiau va šitas, reiškia, ugnis. Kitaip atvertus, aš kažką tai kitą matau povandeninį pasaulį. Tai va šitaip ir gimsta Sigutės Ach pasakos. Nesugalvota, kad ten reikia meškiuko, kiškiuko ar kokio tai žiedo, bet būtent o po to jau jinai atveda, ką jinai pastebėjo. Staiga išsigąstų, gaunu ir norisi. Tai va, bandžiau,
kad tai būtų kažkokia tai ramunė, bet nesuradau tokio vaško, kuris man ten tiktų. Diana nešė įvairius spalvas, dirbti nelabai mokėjau. Ir tada gimė tokia stilizuota gėlytė, o uždėjusi taip ranką piešiant, tai padariau negražią dėmę čia ir čia. Tai tada čia iš tos dėmės bandžiau padaryti kažką panašaus į bitutę, bet čia yra grinai tai, kad aš jau su ranka ten patepliojau. Tai tada užgirdau, kad norint išgauti spalvų kažkokį perėjimą ir tą lyg melanžą, kad reikia berti druskos. Tai aš suspėjau ten užberti druskos į vieną kampelį ir į šitą. Ir tada, kaip matot, čia pasikeitė vaizdas. Todėl tuose darbuose, dailininkės, kurios dirbo, dailininkės tik tai mokėsi šito amato, ten buvo fantastiškų tikrai darbelių. Gyvenime nesu piešusi, apart vaikam ir anūkam katę, šuniuką, dar gerai, jeigu dar išeidavo koks nors ir zuikutis. Tai mano visas yra toksai menas. Ačiū. Ačiū, Jūrate. Šioje mašinai su Parkeriu atvedžiojau. Induli saka. Es dzīvoju Jūrmalā. Jis gyvena Jūrmalā. Mēs visi žiemā gyvenam Jūrmalā. Ir kiekviena diena ejam žiūrēt uz saulēlīti. Un es izdomāju, ka jāsglazo saules ceļš. Ir visu laiku norējo. Tad mēs matam, ir saules keļa, vandeņī, ir menuļo keļa. Jis sugalvojo, kad reikia tā saules keļa vandeņī pavaizdotu. Tai aš tik pirmą dalį tą dariau, nes antrą pabūgau. O čia tai, net nežinau, čia kažkokia beždžionė su kepure. Beždžionė, čia mūsiškis vienas. Kaip kas mato. Auksinė žuvelė, kaip matosi. Dar kažkokia gėlytė, kaip sakė. Čia dar saulė kažkokia. Kaip išėjo, tai nemoku aš kalbėti. Bet gražiai, Svarbu, kad ieškoti. Papūga. Čia taip kažkoks žiedlapis lygtis, čia lygtai višta. O čia kažkodėl iškart prisiminiau Paryžių, nes mes kaip buvom Paryžių, kaip tik ant arkos kabėjo didelė Prancūzijos vėliava, man taip įstrigus yra. Ir kai tos spalvos išėjo, aš kažkodėl tą jausmą pagavau. Obuolys, lapas rudeninis, ir puodelis, trolis ir taip pat. Ir gėlytė. Čia yra įėjimas į muziejų, varpas, eglutė ir parašyta Martyno Jankaus gimtinė. Čia yra dramblys, čia gėlė, o čia taip ir nesupratau kas. O antros dalies nepiešiau, nes pamačiau, kad kiti daug gražių piešė ir pabūgau ir pabėgo ir atidaviau kitiem. Ačiū. Saka, čia labai rūstus, tada šypsotis negaliu, kad žmogus gyvas ir situacija visada keičiasi ir būsena. Ar aš panašus ar nepanašus? Čia vaikas palygino, kad iš šuškuosino, sako, gal ir panašus. Ir iš akinių, ir iš šypsenos. Eina galva išrietus, iškėlus ir griūni į upelius virst. Bet ten neplikom naudom, atrodo. Vis tiek mandri galva išrietus. Kaip iš upelio šlapi, bet vis tiek patenkinti. Jo, tai va. Čia tai esu tikras aš. Tik plytė ne mano ir ūsai ne mano. Mano ūsai balti, o čia juodi. Panašiai. Aš sutinku, kad tokia aš tā akimirka buvau, tokia jis manis matė, Taip ir yra. Taip ir yra. O tu pati patenkinta? Pirmā kārt man es piešie, aš tikējosi būti gražesni, Dabar gražesnė. Ačiū. Toks virpesys jau tik pasijunto, kai piešia. Aišku, mes vargam, kas jaudinamės, o aš sakau, kad čia iš mano taurės su mano teptuku nupiešė. Man tai pasirodė. Tai geras paaiškinimas. Jis savęs neįdeda, o kažkaip tik tai perdoda į teptuką, ką mato. Tuomis ir genialus, jis visiškai nepavargsta piešdams. Aš pats bandžiau piešti portretą, kol nupiešė tiek išvargsti. O kai yra tas talentas,
tai pieši ne savo jėga, o to žmogaus jėga. Ta žmogų. Labai tiksliai gaunas ir nuovargai nėra. Tiesiog tokia kūrybinė išvarsta tasai modelis. Jo. Esu patyręs, tai galiu papasakoti. Tai tiek. Tai labai įdomus paaiškinimas. Mano portretą padarė kaip įžymaus tokio žmogaus. Ir manau, kad čia labai pavyko jam tam anam dailininkui. Reiškia, kaip sako, mes kartais prisirišam prie vieno daikto ir matom vienintelį jo paskirtį ir daugiau mes nesugebam prisitaikyti ir kito to daikto pritaikyti. O čia atvers kitaip ir vėl pamatyti, ką galima, ką mes pamatom. Ir tas pats ir gyvenime. Ar mes mokam, reiškia, į situaciją pažiūrėti iš kitos pusės ir rasti tokią išeitį, kuri galima būti palanki, kad mes nekeiktume, reiškia, matydami vieną kryptį, vieną kelią, kad mes nekeiktume jo, kad jis mums yra nepalankus. Va dar Laimutis nori tarti žodis, jis savaip reiškia kūrybiškai. Pažiūrėt, matot? Toks gal ne mūsų medis, bet kažkas tai tokio. Nu, galim čia palikti. Radau tokį gražų kaip S raidė, tarsi sraigelės pusė. Žodžiu, visokių gražių akmenukų. Tiesiog aš žiūriu į akmenis eidams ir randu visokių niekučių gražių. Tai čia papildo parodą. Ačiū, va. Viena iš apdovanotų tai turėtų būti intulis. Arba vienas, arba visi pasisakot po vieną. Taip. Galbūt atstovas. Nu, kas indulė, pasakyk, ką nors. Viso čia pirmą vietą užėmėjome. Jūs pirmą vietą užėmėjome. Aš nežinau, kaip sakyti. Išvers mama. Nu, sakysim. Mēs paldies, mums nebija domājis, ka zvinēšu. Dide labai dēkoju, es ir negalvoju, kad laimēs prīzu. Bet reizēm gadās laime. Bet kad taisnē pasitaisa. Aš žinau, kad mēnos ritījiem dažnai pasitaisa. Labai šaunu. Įvāri mani. Ir jisai labai taikliai ir pasako. Līdz šim man augstākā vieta ir bijusi 3. daizmes konkursā Latvijā. Reikia neversti. Jis turi truputēļi aktoriaus sugebējumu ir dabar pirmā vieta, un jis labai laimingas. Kieno minties viršūnė, kaip sako. Ginto. Čia patentą reikia išduoti. Atskirą prizą, saktuką didelį. Nes čia tikrai visą tai. Aš nieko nesugalvojau naują. Bet ir yra menas nenutolt nuo bobutės. Taip. Reikia pabūti. Svarbiausia nepamiršti. Gerai, dabar kur, ar dar dainelė kokia bus, ar nebus? Bet seniūnėjai, kad būtų jungtas pastarėjai nereikia. Ten genutį tai vadovauja turbūt. Niekas nevadovauja. Sagas kažkokios. Penktąjį dailininkų plenerą pavadinti laiškai meilės laiškai Prūsijai. Tai tarkim šitas Sigutė ir visų mūsų dailininkų darbas yra parašytas laiškas Prūsijai. Gerą mokyklą. Ir laikom jūs Vydūno draugijos nare. Man šitas užmanymas buvo iš karto kažkaip aiškus, kad darysiu atvirlaiškį. Tikrai rašysiu laišką Prūsijai, o ko gero sukoncentruotai tai Luizai. Ačiū visiems. Jos garbei buvo pastatytas pavadintas tiltas prieš 100 metų ir Rūkašis dar įsivaizduoja tų metų, 1907 metų secesinio stiliaus atviruką. Secesinis rėmelis, vaizdai ir, kaip buvo įprasta, tekstai laiškai, kuriuos rašydavo būtent šalia vaizdo. Nes kitoj pusėje parašė graudų laišką savo namiškiams į Prūsiją
kad čia yra šalta ir čia nėra našlaičių. Tai va, tai štai tos našlaitės ir tegu jos čia žydi. Man tas labai patinka ir aš stebėjau, kaip 5 dienas Algis drožia našlaitės. Jos turi ir struktūrą, ir išieškotą plastiką, formas. Galima studijuoti našlaičių visą formą, gyvenimą, jų nuotaikas. Iš tikrųjų, dalykas yra toks, mes kažkaip esame pripratę, kad našlaitės tai yra labai gražios darželių, reiškia, prie namų ir kapugėlės. Aš kažkaip tai išėjęs ryte iš muziejaus pasukau po liepą, ir ten būtent tas laukinės našlaitės. Pavaizduoti vartai nuo Panemunės pusės, buvę vartai, kurie nėra išlikę. Yra vienas iš tokių, nors atrodytų vaizduoja ir realų daiktą, tačiau jo paveika, jo nebūtis, jo nebuvimas šiandieną ir kartu žvelgimas iš kažkokios istorinės perspektyvos per paveikslą. Jūsų paskui laišką nešėjai atsiprašau, Noriu pasakyti žodį, kadangi kalbama akvarelės, man iš karto kilo mintis priminti, kad čia teko bitė apačioj. Toks upelis. Iš jo vandens pasisėmęs, nutapiau keletą akvarelių. Bet šiaip tas upelis dar žymus tom, kad šitas kaimas bitėmis. Kelias lygtai eina pro medžius, pagėgius mero prašymų nupešiau didesnį už tilžę. Bet kūrė apie 30 portretų visų viduniečių, kai kurių net po 2, o gal po 3. Ir buvo jis ir mūsų bičiulis, ir mokytojas, ir jau ypatingas mūsų narys. Gal jį reikėtų net ir garbės nariu, šiek tiek išskirti. Terėjo jam turbūt ir ąžuolo lapų vainiką uždėti ant kaklo, bet deja, per mažą laiko mes nespėjom, taip bent, su gilėmis šitą plokštę jam įdėlėm, tikimės, kad jis kaip ąžuolas ir toliau dar duosis mūsų lapų ir mūsų bičiulių. Taigi, padėka viduniečiams. Lietuvos Vydūno draugijai ir jos pirmininkui gerbiamam Vaclovui Bagdonavičiui už didelį įnašą tvarkant Mažosios Lietuvos patriarchų Vydūno ir Martyno Jankaus amžino poilsio vietos Bitėnų kapinaičių aplinką. Pagėgių savivaldybės meras Kęstas Komskis. Mes 15 metų tas kapinaitės ir tvarkom. Na, o ką darysim toliau? Nu, turbūt dažysim tvorą iš naujo. O darbų prisigalvosim ir daugiau, kad Bitėnų kapinaitės ir Bitėnai gražėtų. Nu, galiu pasigirti, kad mūsų 2 jauni vyrukai dar vieną gerą darbą padarė. Atstatė sugriuvusią lieptą per Bitės upelį, kur eidavo žmonės ir vos nekrisdavo jau į šitą upelį. Atrasim daugiau darbų, na, o tikiuosi, kad mes dar apie 15 metų taip pat gražiai bendradarbiausim.